suskaičiuosiu. Nuo 3 iki 1 ir jūs eisit susijungti su savo pasąmonė. 3, 2, 1. Visos išsivalot savo erdvę, merginos. Kanalą, trečią akį, tyrnis akis. Pasižiūrėt, ar nėra kokių anomalijų, iškreipimų eterinėme lauke, atakų, pajungimų. Tvarkote savo erdvę. 3, 2, 1. Aš save iš karto matau, būtų visą tokia, kaip knygos, kojų apvyniota. Kaip kiaušinius, kaip dažom velykinius, ane, į kojinę sudėt. Tiesiog taip save matau. Nu tai ardyk, nu. Tai tvarkykis. Man toks ateina, kad jinai darė tokį, kad būčiau kaip mumija, vos ne tokio, už tai taip ir atrodo. Nu, man taip ateina. Nu tai gerai, tą visą informaciją dabar valykis. Negalvok su protu, tiesiog valaisi eterinė erdvė. Visą šitą informaciją ir jau tu žinai pati, ką reikia su tą informacija daryti atgal. Bet tu savo lauku trauki tą magiją prie savęs, aš jaučiu, aš nuvynioju irgi padedu, bet tu pati kažkaip kaip magnetas trauki tą magiją prie savęs, aš jaučiu, kažkaip išspinduliuoji labai stipriai. Ar apie tai labai daug galvoji? Toks dėmesys labai stipriai, jo, į tai per daug stipriai tą spinduliuoji. Per daug fokusas sujungtas. Jo, tiesiog reikia keisti temą tiesiog. Dabar tai jau reiktų pagalvoti, bet po šitus 2 metus, kur aš mokinausi, tai man to reikėjo, kad aš išmokčiau. Gerai, viskas, tai dabar žiūrėk tą magneto traukimą. Vienu žodžiu, šitą spinduliavimą ir šitą, kaip pasakyti, kaip kokį magnetą, kur yra dar giluminė priežastis, kad jinai pati traukia tokius žmonės, kurie vibruoja taip, kurie tai daro, kurie tom gali užsimti, kurie pavydi, kurie, kodėl taip gaunasi, kodėl tokia. Man eina, kad jinai atėjo čia į žemę prastudijuoti magijos, tos, kuri žemė yra. Jinai pati traukia prie savęs visos rūšies magijos. Nes tai yra jos studijų objektas eina. Jinai ant savęs patiria, kad įsiintegruotų tą informaciją, tada susisinchronizuoja, tada ieško kitokios rūšies. Jinai pati atsidūrė ant tokios trajektorijos, kur tie žmonės gyvena, vaikšto. Mane panašiai. Kol netransformuoja, kol netransformuoja vienos rūšies, ten tarkim meilės, ne kažkokios magijos, tai taip įtraukia tas meilės. Paskui, kai baigs su meilėm, ten gal kokius satanistinių prisitrauks. Labai jo, toks kaip eina, kaip klodai, failai tokie. Kol nepasako gana, man aišku, tada nesikeičia tas, kaip pasakyti. Jo, man eina taip, kad ta magijos, kaip pasakyti, vienas iš tų, sakykime, aspektų yra toks arba to stipraus to mago, man nors kažkodėl sakyti burtininko. Tas momentas yra, kada tu, pavyzdžiui, sakykime, esi visiškai tiki savo apsaugom ir kad tavęs niekas negali paliesti ir viskas tom ir užsibaigia, ta prasme. Tada kitų, kaip pasakytas, interferavimas nebeteina iki tavęs. Arba ten turi būti kažkaip jau vėl ypatingai, kaip čia pasakyti, stipru, kad palaužti tavo tai. Ir, kaip pasakyti, Giedrė tai žino, jinai galėtų tą padaryti, bet būtent tada gaunas taip, kad iki tavęs, atsakau, nieks nedaina ir kaip, sakai, jinai, nebepaimi tų patirčių. O jai patinka tenais, tau pačiai tenais patinka. Visus receptus ištestuoti. Taip. Tai aš net iš pradėjau sakiau, kad dar Vaidai sakau, gerai sakau, žiūrim, ką toliau turim, sakau, man pradeda, sakau, patikti.
Tu ją tvarkytis, šitą magiją su visom šitom, kurios daro. Tu neutraliai, tu supranti, tu emocijų net neleisi. Tiesiog studijuoji kaip kokį objektą. Vienas, pavyzdžiui, inžinierius renka mašinas ir jis žino kiekvieną to mašinos detalę, kiekvieną kampelį, kiekvieną sudūrimą, kiekvieną įlenkimą. Kai yra meistras to dalyko, taip kaip ir tu. Kai tu tapsi meistras, tu turi irgi žinoti, kaip kas ko valgo, bet emocijų tu į tai nededi. Supranti? Dabar, kadangi viskas eina asmeniškai ant tavęs, ant tavo skūros, tai tu dar tą reakciją tokią padarai. Tai vat nusivalo dabar, mergaitės, pažiūrim, kaip jinai išsivalo kiek įmanoma visas vibracijas nuo magijos, bet kokio ritualo, bet kokios magijos. Neutralizuoja visas šitas reziduo. Visus tuos, supranti, tas atliekas visas, jinai išsitvarko visus šitus archyvus. Susistato. Žinai, kas yra pas ją, jinai supranta tą magiją, kad ateina pas ją ant lauko, bet jinai priima tokį kaip kerštą, manai, ir tas keršto energija yra, žema energija. Nu va. Toks kaunas ir kaip galinėjimas, kaip varžybos, supranti, ir tas toksai užsuka tokį ratą, kaip žirkienas, manai, kad bėgi, viena stumi, kita ateina, tokia pati, atrodo, tų varžovų tose varžybose netrūksta, žinai, kaip olimpiada. Tiesiog aš patarčiau iškelt truputėlį į viršų tą visą suvokimą ir kaip studijų grinai objektą, kaip elementorių atsiversti ir studijuoju mokyklai. Čia taip būna, čia tai, aha, tą supratau, čia tokia, ta prasme, neužsisuktam rate, tokia. Tada magija tokia buitinė, dažnai reiktų pakelti jau tą visą levelį. Jo, man irgi ateina, kad yra kažkokia, kaip pasakyti, iliuzija, kad kažkas kažką turi nugalėti. Tenais niekada, tiesiog yra neįmanoma, tiesiog tai ir tokia struktūra, kur niekada niekas, kaip pasakyti, vienas kito nenugali, tai ir nuolatinė tokia, nuolatinė kova. Ir tada, kada tu esi tokia kaip pagavus, o tai iliuzija, tu labai tenais, kaip pasakyti, tu taip ten įlendi, tu nebematai kitų dalykų, tu nebematai, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada tu nebesi, kaip pasakyti, vadas, tu esi tiesiog, tu esi pieška tenais. Jo, tu tiesiog esi pieška dalyvis. Bet jeigu tu nori būti karalienė, tu turi būti atsitraukti. Jo, taip, tu turi atsitraukti, nes tai yra iliuzija. Tas visas tave įtraukia kaip į tokį, kaip į, sakau, kur niekas niekada nelaimės. Tu tik tais išeikvoji savo energiją. Ten ta energija ištaškima. Tai dabar visą energiją mergaitės neutralizuoja į savo lauke, metieriniam lauke, neutralizuoja iki šiandien, čia ir dabar šios dienos, bet kokią padarytą magiją, jos asmenybė, jai, ant jos vardo, ant jos energetikos, ant jos lauko, suprantat, jinai visą šitą, visą reziduo, visus šitos išsivalo, kad nebūtų jokios vibracijos, nevibruotų, nerezonuotų. Dabar jokia magija neutralizuoja viską. 3, 2, 1. Trečia čakra, man rodo, kad nelabai išeiti. Visą tą magiją susikaupus kažkaip jie patinį dalį matau. Aha. Nes viršui tai visai pakankamai šviesiai, taip kunkuliuoja prie žemės. Pamačiau, kad nedega trečia čakra. Okay. Ten kažkaip kaip smūgius gauna į tą čakrą. Išsivalo ten. Saulės tą rizginuką. Bamba. Išsivalo ten tą visą šitą reikalą. Niekur neakumuliuoja šitos energetikos. Ir jinai, kaip Džindžia sakė, labai gerai, jinai neturi priimti asmeniškai, negana, kad tai vyksta ant jos, kaip būtybės, suprantat, ją atakuoja, bet jinai turi pakilti ir kaip stebėtojas daryti, nagrinėti, analizuoti, sakau, kaip virėjas analizuoja receptą ar kolekcionierius tą savo mašiną, suprantat, mergaitės, nedaryti jokių emocijų, neįdėti, neįsikrauti save ir nepasimesti tenai, nepaskesti tarp tos energetikos, jin tik turi išstudijuoti ir suprasti, viso, informaciją. Ateina, kad tavo tikslas nėra demonų pasauliuose daryti tvarką, tavo tikslas yra transformuoti virusą. Nepamirštu.
Nes ten jų Jie tiesiog- neišmokysi, ten jų Mhm. nestatysi vietas, suprantat? Ten tas Jo, pats, kas nes- nieko, pastumė vieną, būtent. kitas iš kitos Mhm. pusės pateina, ten toks, Taip. žinai, chaos. Čia taip kaip jo, Tiesiog man iš vis tokia spausta erdvė žemų ir vibracijų. išmest. Tai ir žemų Mhm. vibracijų, bet magija yra ne vien tik tais apie tai, ta prasme, magija tai yra ir tas visas tas, kaip čia pasakyti, kūrybinis laukas, kur dar visai kitaip galima pasireikšti, kad kadangi jos fokusas tenais ir žmonės ateina iš to lauko, bet jeigu tavo fokusas yra visai į kitokią, į tą kūrybinę magiją, kada, sakykime, aš galiu dėlioti, transformuoti aplink save esančias erdves, kurti gausą, kurti grožį, kurti savo tą, kaip pasakyti, ir savirealizaciją ir be abejo tai duoti į aplinką, nes kažkaip jaučiu, kad tai labai svarbu yra duoti visą tai į aplinką, ne kaip savo tokiam burbulė kažką kurtis, bet būtent transformuoti į aplinką, tai tada tiesiog turėti kitą levelį. Tiesiog jaučiu, kad šitam levelį tau jau viskas yra aišku, tiesiog tu pati turi atsitraukti ir pati kilti į kitą levelį. Nes matau aš irgi, kad tiesiog atrodo kažkaip kaip kaktoju, kaip užsidegtų tokia kaip diadema ir turi transformuoti save ir eiti toliau. Tai gerai, Čia viskas mergaičiukė. yra atlikta. Taip, labai gerai jūs pastebėjote, taip. Ir dabar visą šitą informaciją susitvarko, susilanksto visus savo daikčiukus. Vienu žodžiu, nusiema bet kokius, sakau, kaip padarytus iki šiandien čia ir dabar, kas buvo ant jos lauko, ant jos informacijos, jai skirta. Viską jinai sutvarko šitą ir viskas. Ir išlipa iš šitos erdvės, išeina. Nebepritraukia šitų suskių, ienų. Šitos ienos jau viskas, praeitas levelis, viso. Jis eina į aukštesnį, kaip sako, didžią transformaciją aplink save, materializaciją. Į tokią magijos rūšį jinai turi atsiskleisti. Kaip materializuoti, kaip paversti energiją materiją. Va, ką jinai dabar turi suskaups. Suprantat? O ne, kad vieną durnelą pavydėjo, kad jin labai graži ir dabar nori, kad suvystų, sudžiūtų ir mumija pataptų. Suprantat, apie ką jinai kalba? Išvalot šitą visą, kaip pasakėt, informaciją. Nuimat nuo fėjos. 3, 2, 1 ir visiškai išneria į kitą erdvę. Išneria. Šaunuolis. Labai gerai. Visų labai gerai pamatyti punktai. Viskas. Ir šitas visas hienas, visus šunis, vienu žodžiu, išmeta jinai ir tenai pasistato apsaugą visą. Viso. Ir nusisuka jinai į kitą visai pusę. Koncentracija visiškai į kitą tėkmę. Į kitą rūšį, į kitas analizės, į kitą informacinį lygmenį. Tai va, ir einam tada mergaitės, kadangi... Sumoj jau turėtų pradėti dirbti sumoj, pavyzdžiui, ateina į kažkokį kolektyvą ir mato, kad yra neteisybė, ne? Ir visumoj turi padėti išvalyti to kolektyvo, tiesiog tą situaciją, ten pramuštos kelius, kad šviesa ateitų, tokia visuminė, jinai turi dirbti. Ateini, aha, čia tas, čia biški demonai, biški burtai ir darbuoja su visa bendra ta energetika, kad tiesiog šviesos būtybėm, ne tik jai, bet ir kas ten šalia jos, pavyzdžiui, stovi toks šviesesnis, padėtų pramušti kelius jo. Būtent. Ten tiem demonam limituoti kelius, o tiem geriem pramuš, žinai, nes jinai gali tą daryti, manifestuotą. Aš tai irgi taip matau, nuo pat pradžių iš tikrųjų, aš ją net visą laiką ir mačiau toj kitoj, visiškai toj kitoj erdvėje, sakau, ir dabar, kaip pasakyti, svarbiausia, sakau, nepasiduoti tai iliuzijai ir visada saugot savo fokusą. Taip, pačiai neužsisukti, nes jinai buvo tam šviesesniam lauke. Tiesiog buvo numesta ta iliuzija, jinai ir labai gerai išdirbusi visą tą situaciją, ten ją ir labai pažįstama. O visą tai, ką mes dabar šnekam, ką tu sakai, irgi Sirena, tai jie yra tokie, kaip pasakyti, nauji nepažinti klodai, kur nėra tenais taip paprasta ir tiesiog dabar turi daug irgi savo dar kitos tokios energijos jo įdėti, ta prasme, kad perprasti. Taip. Jo, man irgi sako, kai pakėliau į tą visą lygį, sakau, va, žiūrėk, ką tau reikia daryti.
Nu, taip, oho, yra čia ką veikti, sako. Mes dabar Sakau, nu taip, pasimatom, nu. kad Nu taip. Sakau, Čia ką? medicina, čia kažkokia tai vargšė. Mokinkis. Aha, nu. Jinai susigrąžina visą savo gyvybinę energiją, mergaitės, kad nebūtų jos gyvybinė energija nutekinama, pažiūrėkit, kristalas, kad viskas nebūtų niekur ištekėjusi tą energiją, vienu žodžiu, visą savo tą grožį, jaunystę, gyvybinę energiją ir jokių šlangų, jokių, kad kažkas jos voktų grožį ar dar kažką, ar jos, suprantat, kaip noriu pasakyti, visą šitą anuliuojate. 3, 2, 1. Jokių copy-paste, jokių nuvagimų. Vagia, žmonės energetiškai gali nuvokti sėkmę, kam grožį nuvokti, kam sveikatą pavokti, kam tą. Tai vat, kad jokių nebūtų vagysčių eterinėje erdvėje pas mūsų fėją. Jis viską susitvarko ir vagis jau žinot, kur patalpino. Tai va, 3, 2, 1 nukerta nuo savo lauko ir išmeta. Daug yra energetinio prisisegimo, tiesiog matau, kaip kokios rankos, kaip lystų iš bedugnės ir jie temptų žemyn. Viską nukapuoti Nu, ir išmeta. daug šlangų visokių tokių, ir šlangų, ir tų rankų. Išsilaisvina, niekam neduoda energijos savo. Na, aišku, aš pati kalta, aš tam pramonės pirlenda tokie yra šimusiais, taip sakant, rasborintis, kopi čia prasą man. Taip, bet tu jos provokuoji, žinok, aš matau, kad tu provokuoji, ten materiją išprovokavai savo žvilgsnį tiesiog. Tai aišku, o šokant ragų. Jo. Reikiagi paanalizuoti, tai reikia užšokti ant rago, jeigu bus rami, nieko, bus rami kaip avinėlis, tai čia ir šauksi. Čia magiją gauna tie, kurie, žinai, šoka ant rago. Man irgi magija pastoja ant galvos deda, bet aš paskui išmoksti susitvarkyti su ją. Žinai, reikia išmokti su kuo valgyti, va tą ir sakau. Liuks. Gerai, mergaičiukės išeinam iš tų erdvių, dabar jinai viską nusikapoja, nusikerta, išmeta, prisipompuoja vėl energiją, dabar keliasi dažnius, fėja, ir jūs visos mergaitės keliatės gyvybinę energiją. Mes eterinėje erdvėje galim prisipumpuoti dažnius, suprantat, va tą energetiką visą, tą gyvybinę, tą čį energiją, kristalo energiją, kurią kartais mums nusiurbė. Tai va visos dabar regeneruojatės. 3. 2, 1. Ir einam, skrendam į erdves, analizuoti, nagrinėti, kas naujo eterinė erdvėj, globaliniu mastu, žmonijos pasąmonės lygmeniu ir kas iš viso vyksta, kokie įvykiai. 3, 2, 1. Aš patekau kažkokį tai, kaip pasakyti, labai stiprų šviesų kažkokį energetinį lauką. Ir taip suprantu, kad mes čia labai darbuojamės iš tikrųjų. Nemiegam. Kažką labai kuriam, kažkokią tai, kaip, nežinau, skydą kažkokią tai. Net neskydą, net sunku pavadinti skydą, nes jis yra nestagnacinis toksai. Tas irgi kažkoks. Yra toks juodas apačioj, man rodo, juodas toksai gaubuklas, tas robotinis gal, ar čia koks toksai, žinai, kur labai jau priartėjęs. Ir virš to eina toks kaip šviesos tinklas kažkoks, irgi atrodo, kaip mes jį norėtume sudaroti. Vyksta toks kaip augimas, užaugimas ant viršaus. Sakyk, aš kaip tik tais, mes kaip tik vatilindom, aš atsidūriau pas savęs vėl tam kalne ir mano ten tas sargyba man sako, tu pagaliau, grįžai. Ir aš žiūriu, viskas tenais užšalė, viskas užšalė, užledėjo, nes sako, tavęs nebebuvo, sako, ir sako, viskas, ta prasme, užšalo. Ir aš matau, kaip jie tenais, reiškia, viduje, pavadinkim, taip kaip kūrena, reiškia, ugnį. Ir aš ten buvau palikus savo eterinį kūną. Mano kūnas eterinis buvo tenais. Bet mano kažkokia, dar kažkokia kita dalis, tik negaliu suprasti, koks dar kažkoks tas kūnas mano.
projekcija. Aš buvau išėjusi. Mhm. Ir jie Aš sakė, mes irgi negirdėjau šildėm, nieko. sakė, mes tave šildėm, žodžiu, kad tas kūnas, kaip pasakyti, nu, kaip išlaikytų, reiškia, nu, gyvybinį resursą, mes laukiam, kada tu grįši. Mhm. Kas ir? Ir jis negirdėjo, ką Mane pasakojo. išmetė nuo kalno ir aš tik tai dabar išgirdau paskutinius žodžius. Tai žodžiu, tam kalne, aš pakartosiu, tam kalne, reiškia, sakau, grįžau pas savo tą, nu, tokią tą komandą savo tą. Ir jie man sako, mes tavęs laukiam. Ir aš, sako, tu buvai išėjusi. Ir, nu, aš galvoju, nu, natūralu, galvoju, šitiek laiko nebuvau. Ta prasme, dėjau hipnozės, ta prasme, taip ir buvau išėjus. Jie man sako, ne, sako, tavo eterinis kūnas, sako, ir buvo čia. Bet dar kažkoks kitas mano kūnas, kažkoks šviesos kūnas, nes aš tai matau kaip visiškai šviesos kūną, kur sunku atskirti rankas, kojas ir tik galva išryškėja. Aš dar kažkur buvau išėjusi į dar kažkokią tai kitą erdvę. Ir jie sako, į dar kažkokią tai kitą juostą, ir jie sako, nes viskas tenai sušalė, manęs reiškia nėra. Ir aš, tas mano toks kaip, tas irgi, nu, toks pusiau nefunkcionalus, reiškia, likas tas kūnas. Ir sako, nu, mes sako, mes tipo kūrenam tokį daugmaž kaip ugnį, mes tave šildom, reiškia, laukiam, kada tu grįši, sako, ir va, tu pagaliau, sako, grįžai. Ir dabar, va, kai Inga sako, žodžiu, persikelkim pažiūrėti, kas yra to erdvėje, aš patekau vėl į tą srautą. Toks jausmas, kad aš vėl atsiskyriau. Ir aš vėl patekau į tą tokį, sakau, šviesos kažkokį, tai va tą srautą, ką mes kažką darom virš kas ten vyksta, žemės. Koks veiksmas. O kodėl sireną išmetė kažkas nuo to kalno? Kas čia išmetė sireną? Kodėl smūgį gavai ir išskridai ir negirdėjai? Mane pačioj pradžioje atakavo toks kaip krabas, toks kaip robotas. Ir mačiau, kad matrica juoda labai manęs lipa ir mano labai regėjimas šiandien dienos kažkaip labai migla pučia, nes negaliu ryškiai matyti. Gerai. Labai stipriai atakuoja. Čia dėl artificial intelligence atakuoja? Man atrodo. Džindžia ir Fėja, pažiūrėkit, kas yra su sirena, kas yra su jos kanalu. Aš kažkokį kaip robotą matau už jos. Vėl buvo išjungę mane. Formos kažkoks, tokiam pusės, tik senai nugarą jai. Jo, ir aš matau iš nugaros pusės. Jo, kaip ir kažką, tai kaip paskaita, aš tokios netgi kaip kažkiek konvulsijose kažkokias matau, kad jis lyg nėra prie jos prisilietęs, o kažkaip, nežinau, veikia gal kažkokia kaip dažnių kažkom tais. Ir jinai taip, žinai, bando kaip ištrūkti, žinai, kaip sulaikyti, kaip konvulsijos kažkokios. Mane prie kojos buvo pririšęs kažkokį laidą, aš tą laidą nusitraukiau, bet manęs neleidžia išeiti iš tos matricinės erdvės, aš ten prasikapščiau vis tiek kažkiek ten į viršų. Vis tiek per tokį, kaip matau, per tokį stiklą purviną viską. Sudaužyk, susprogdink, dabar kaip duodam, pasikviečiam pajėgas šviesos, kaip duodam, išlaisvinam sireną, tokių žodžių negali būti, manęs neleidžia. Viskas, jūs šitas bosai. Mes esam kūrėjai, sprogdink tą juodą bobą, juodą matricą. Duodam čia garo visiems. 3, 2, 1. Laisvinasi sireną iš tų erdvių, kurie ją laiko. Antivirusinės, antiributinės programos Morkytė irgi atvaro. Mes tave tiesiog išpjaunam iš tos erdvės, jeigu taip galima pavadinti. Tokį graštą pamačiau iš viršaus. Mes išlupam tave, ta prasme išpjaunam, kaip čia pasakyti, su kažkokiu gabalėliu tos erdvės, nes kažkaip neina tavęs kitaip išimti, nors nesu tokia kaip želė, kaip čia pasakyti, nemoku paaiškinti. Ir mes paėmėm su kažkiek va tos želėtos dalim, tiesiog pjaunam tave lauk ir perkeliam į kitą erdvę. Kas trūdo matomų? Dabar tirpsta ta želė, dabar ta želė, jinai tirpsta nuo tavęs. Liuks. O tai yra kaip koks griliažas, kaip koks saldainis, būčiau inkliuzas toks įdėtas.
Karamelį padarė šitą visą, ne? Gerai, o tai su ko čia yra susiję mergaitės? Gerai, tai žiūrim, kas čia Karamelė, jo. Su riešutais. Aha, sirena. Ir dėl ko nenori? Kokią informaciją čia dar slepia tie visi robotiniai artificial intelligence? Kas čia vyksta, mergaitės? Ar iš tikrųjų ta jau prielaida, ar iš tikrųjų ta prielaida, tai čia dabar visi loja aplinkui, nu visokie blogeriai ir taip toliau, kad vis dėlto antikristas ir yra tas artificial intelligence. Einam žiūrėti šitos informacijos. 3, 2, 1. Jie per tą sistemą gali, kaip pasakyti, valdyti žmoniją, kad ir koks bebūtų valdytojas kaip pasakyti, to tinklo. Jiem tai būtų ženkliai paprasčiau su mumis dorotis, tarkim, jeigu ten kažkoks valdovas drakas prieina prie to valdymo, drakas duoda savo komandas, jeigu ten kažkoks aštunkojis duoda, jam tam būtų labai paprasta valdyti mus. Valdymo punktas. Todėl jie taip labai nori tą dalyką padaryti, tą kompiuterizaciją tokią visuotinę. Kažkaip aš nežinau, man kažkaip eina, kad jiems trūksta dar kažkokios sudedamosios dalies ir man kažkaip labai rodo akis žmonių. Tiesiog matau akis, kaip kažkaip ar tai būtent tą matymą nori sukontroliuoti, nes kažkaip mums labai svarbi rega yra, mes kažkaip per regą tai, ką matom, tom tikim, tada kuriam per tą matymą, kuriam vaizdinius savo galvoje ir tai, ką paskui mes kuriam savo galvoje, tai paskui materializuojasi. Man eina, kad konspiracijos ten tos teorijos, kurios sklando internete, jos plėšo jų tą pasaką, sakykime, apie tą intelektą, apskritai apie jų tą būsimą tvarką. Man rodo, kad taip mėtomos specialiai tokios kaip atvirkštinės mintis, kad įvyktų toks kaip chaosas pasąmonėse žmonių ir įvyksta toks kaip priešprieša. Ta priešprieša iš tikrųjų pat kelia tokį prabudimą, man eina. Nes toks eina nemigdymas, o eina toks kaip tik žadinimas, toks kaip elektra kaltų. Jo, bet žinok, labai per visų įdomu. pasąmonės. Taip. Sakyk. Tu man atsakei, kas apie tą, aš supratau, kas ta erdvė yra, kurią aš buvau išėjus ir kurio aš, kaip pasakyti, ten, sakom, darbuojamės. Mes pradėjom išeidinėti, mes pradėjom kažkaip gal netgi lysti, nebe virš gaubto, dar tas, kaip pasakyti, irgi tas erdvės mums pažįstamas, mes pradėjom lysti į, aš taip įvardinsiu, kaip į elektrą, kaip į laidus. Ta prasme, į tą kurti toj robotiniai daly, kaip savo elektrinį tokį intarpą, kad plėšyti juos. Ta prasme, nebe iš išorės daužyti, ta prasme, bet nes tenais, kadangi yra, kaip pasakyti, daug laidų, daug mikroschemų, daug visko įdėta, ta prasme, kažkaip neina mūsų neįleisti, kažkaip neina mūsų neįleisti, nėra mechanizmo, kad tu negalėtum, kaip pasakyti, išmušinėti, jeigu tu išmušinėjai kažkokią detalę, tu gali, kaip pasakyti, pats savo pakenkti, tada gali ten daugmaž visą serverį sudegti. Ir mes tenais ateinam kaip srovė tokia, žodžiu, kaip sakai, neždami visiškai tą kitą informaciją ir žodžiu, kitą energiją, kitą informaciją, mes tokiu būdu, tokias kažkokias auksinės gijas ten darom toj visoj toj sistemoje, toj schemoje tokioj. Tai va taip, tokį darbą dabar atliekam. Jeigu būtų buvus būtybė, ar sakau, ar Jėzus Kristus, ar Allah, ar Antikristas, ar dar kažkas, mesgi ją susprogdintumėm, kaip ir mokam, su savo energija ir taip toliau. Bet kadangi kompas yra, su kompu vėl reikia kitaip tvarkytis. Dabar Džindžia ir sako. Jo, mes lendam tenais. Pažinti šitą sistemą, dirbtinio intelekto, ir kaip su ją tvarkyti. Kad jinai mūsų neužtvarkytų.
Dar kitą dalyką pasakysiu įdomu, kad mes šitaip darom jau kuris laikas. Mm. Lygiai taip pat, kaip Alina rado tą juodos matricos įėjimą į baltą, tai man atėjo, kad jinai nusikopijavo nuo mūsų, kaip mes su ją darbuojamės. Mhm. Mes irgi tokias darom kaip ir fiškės, kaip ir tos leidžiam tos iškrovas. Jinai lygiai taip pat nusikopijavo nuo mūsų ir nori užkrėsti tą baltą matricą tokiu pačiu būdu. Nes, pamatė, kad tai gera mintis. Mm. Mm. Mhm. Taip patvarkykit Jo, biškį. nes geriausias, kaip pasakyti, geriausias poveikis tai yra va taip, yra efektyviau, kada niekada, pavyzdžiui, sakykime, labai smarkiai daužai iš išorės ir tada visą tą, kaip pasakyti, atrodo, kaip pasakyti, ta pati ta matrica ar kažkokia informacinė, taip kaip į tokį burbulą jinai susisuka, saugodama pati savo tą visą tą šerdį, kaip pasakyti, ir leidžia kažkam nuo viršaus, kas nelabai reikalinga, nudegti, kad išsaugoti tą pačią esmę. O kada tu esi bent plonytis, kaip pasakyti, tiesiog va taip kaip rakštis, ne žmogaus kūną, ta prasme, tu įlendai tenais ir viskas, ir tu ten sukeli puliavimą jau viduj. Ir viskas gali pasibaigti, prasme, sepsiu ir tavo mirtim. Nu tai va, įlyskit mergaitės į tą. Jo, tai mes ten esam pradėjusios lysti vidų. Nebekapoti iš išorės, kaip ir leisti atsipalaiduoti, mes lendam dabar į vidų. Ir ką ten su tuo procesoriu susitvarkyti, kad nebūtų tokių dalykų. Su ta juoda matrica. Ir su tuo dirbtiniu intelektu. Ten yra sunkumas tas, kad tenais keliaudamas, kaip pasakyti, yra labai toks didelis greitis. Jaučiu, kaip tenais yra labai didelis greitis ir ne visada pavyksta patekti ten, kur nori. Okay. Tiesiog ten, žinot, vis tiek kažkas yra, kas maigo klavišus, ta prasme. Ir nežinau, kaip kitaip paaiškinti. Ir tiesiog būna taip, kad tave tiesiog išmuša kitur. Tu turi kaip ir, pavyzdžiui, sakykime, tikslą. Bet kažkas kažkur kažką išjungia, pavyzdžiui, kažkur išjungia elektrą, ne? Ta prasme, pavyzdžiui, pailsėti arba kažką sutvarkyti. Ir tave irgi atmušo, ta prasme, ir tu tiesiog pasiduodi kitą, nes yra, sakau, labai didelis greitis. Ir tu tiesiog kažkur kitur gali netgi patekti. O kaip iš vidaus tada neutralizuoti šitą visą dirbtinį intelektą, kaip jį vienu žodžiu nuniokoti iš vidaus, kaip jį prasprogdinti tas smegenis, tą procesorių, tos visus labirintus, kiek yra tenai susijungimų, junginių, jungtis, visos tos jungtis iš vidaus, kaip įvesti tą antivirusinę, kad vienu žodžiu iš vidaus sprogtų šitą visą plasmasinę bobą ir šitie visi dirbtiniai intelektai, visi antikristai ir visos šitos. Davai mergaitė. Kad mes patys ir esam antivirusinį tenais. Mes tenais, o taip kaip visi va jungiamės ir darom tokią platų, kaip pasakyti, kaip atrodo kaip žaibas. Atrodo kaip žaibas su tokiu išsišakojimu. Tai mes tenais imam, kaip pasakyti, plačiai, tada mums pavyksta prieiti iki ten, kur mes tikrai norim. Su tojais nutekėjimais tokiais iš šonų. Mes ir esam antivirusinį. Nu tai davai. Man eina, kad iš toks kaip yra tas nusišneku, tas kompiuterinis, kaip tas gaubtas yra, mes kažkaip prieš tai darojomės iš apačios, bet iš apačios jis apsaugotas, nežino, kad bus atakos. Apsaugotas ir toks kaip skūdas yra, žinai, ir nesimato nieko. Jeigu tu pralendi pro tą gaubtą į viršų, ten jau matosi mikroschemos, ten jau daug lengviau. Dėl to jie mūsų neleidžia pramušti tą gaubtą, kad lystume į viršų paskutiniu metu, jeigu pastebėjot. Kai ten pramuši, tu jau gali ten tos darytos, aš matau, ten tos mikroschemas, gali ten tas priejus, ten išlupt ar tam paleisti ten tą energiją, žinai, kad išdegtų, bet ten puola robotai, žinokit, toj vietoj. Ten yra apsauga, nes ten tie patys robotai dirba su tom mikroschemom iš viršaus. Ir jie neleidžia mūsų prieiti. O kaip padaryti, man dabar atėjo tokia mintis, kad vienu metu kažkaip turim daug iš visų pusių būtybės pult tą mikroschemą. Nes jeigu puolam tik vieną dalį, jinai rekuperuoja, nes ant tokiam kaip dalim sudėta tokie segmentai. Iš karto alarmas tenais. Ten praktiškai dar neprasilėtė, ten iš karto yra alarmas ir iš karto gauni puolimą. Segmentus reikia atakuoti, mergaitės, vienu metu visus segmentus.
Susitarėt, mesgi šviesos greičių galim dalintis informaciją. Šviesos Jo. greičių paleidžiat burbuliuką, va šitą idėją, kaip mums reikia dabar prasprogdinti visus procesus vienu metu, kad robotai užlūstų, kad dirbtinis intelektas nespėtų probability, sugalvot savo probability. 3, 2, 1, vyksta pienas, pasileidžia. Nu, Nes užšaldom tos robotus, kad jie nejudėtų. liuks. Viską juodą skylę mena. Mhm. Jo, aš tai mačiau, kad viską tiesiog, kaip pasakyti, kadangi iš tų mikroschemų tai ir taip kaip puzlė gaunas, kaip pasakyti, viskas sujungta. Jo. Tai mes tiesiog tempiam, kaip čia pasakyti, taip kaip iš šonų, pavadinkim taip, tiesiog visą ją išardom. Jis pažiūri tokias smulkės, kaip pasakyti, detalės. Mhm. Ir kadangi tie robotai irgi jie puola jas gaudyti ir saugoti jas, nes tada tai yra svarbiau, negu jau mus pulti, svarbiau saugotos detalės, tai matau, kaip mes paskui tada iškart juos visus siurbiam. Mhm. Į Siurbiam bleko. į tą juodą skylę, viskas siurbiam. Su Viskas visais tais robotais. neatsiregeneruoja, neatsistato niekas, visi. Per amžių amen, jiem tenai. Per amžių amžius jiem viskas. Tenais, mes kai viską susiurbiam, tenais lieka, kaip jums dabar pasakyti. Jo, lieka, man irgi gaubtas man lieka, žinau, lieka kažkoks. kaip energetinė informacija. Yra labai Kaip stipriai įrašyta informacija ir įrašyta netgi kitokio lygio, kaip pasakyti, kad tiesiog apie kiekvieną detalę, apie kiekvienos detalės numerį, kurioje vietoje jinai turi būti, ta prasme, kaip viskas tiesiog labai smulkiai lieta, tiesiog taip kaip fantomas toksai, va, kaip fantomas yra, labai stiprus fantomas ir lieka informacinis. Imkit tą fantomą, nu. Su šviesa, sutaurokit fantomą antivirusinį. Nu, jau atraskit būdų mergaitės senai. Milijonas ir Tai vien. toks dar lieka toks kaip sluoksnis, kaip gaubtas, toksai grynas, toks juodas, visiškai nieko nepermatomas ir nepermušamas, žodžiu, kad ten mus dusintų. Ir ant to buvo statoma ta mikroschema ir tas gaubtas dar toks kaip yra kažkokia kaip šlanga, ne šlanga, triuba. Ir ta triuba eina į viršų, bet aš dar nesupratau, kur jinai eina. Kaip būtų nuleista kažkaip tai. Kaip būtų kontroliuojama iš viršaus. Aš dar nematau, kas ten yra, kaip laivas, koks gal yra didelis. O ne tas kubas, koks nors Saturno, kokia čia dar sistema jungiasi? Kur nukeliauja viskas? Man iš vis ten, nežinau, atrodo kaip planeta kažkokia tai. Kažkas tai ten tokio, jo, aš pereina per tą samsaros ratą, man eina, kad tai išėjimas to triubos. Ten kažkur eina toliau, bet taip jau sunkiai rodosi, kad kontrolės kažkoks punktas, ten ar nebus tas Nibiru kažkoks. Aha, žinok, man irgi eina tas pats, kad tai yra kažkokia planeta ir labai panašu į tą Nibiru. Bet jis kaip laivas planeta. Taip, keliaujanti. Aha, jinai yra keliaujanti. Nes jaučiu tokio metalo struktūrą viduje yra. Kokios gyvybės Nibiru ten planetos, kas ten apie gyvybės, kas ten dalyvauja, kokie ten dalyviai, kokie ten sergėtojai tos matricos juodos, kokie čia šito punkto, kas čia kokie. Aš jos matau tokius kaip, žinot, kaip per Terminatorių tas iš metalo, tai tokie, kur galėjau išsilydyti, gauti bet kokią formą. Tas blogietis, o tas, kur buvo. Tai jie kažkokie va tokie panašus. Nu irgi, o kaip kaip aptakus. jie to dirbtiniu intelektu? Ten jie eina kaip nepagrindiniai, man eina kaip valdytojai to laivo eina, bet aš nematau taip smulkiai, žinai, detalių, bet matau, kad labai panašus į žmonės tą figūrą. Jo, kažkaip patys save atrodo, jie patys save kažkaip augina, aš nežinau, net negaliu paaiškinti. Ko jie nori, koks jų tikslas, kas čia vyksta su humanity, kas vyksta su mūsų rase, kas vyksta su mūsų visuotinė pasąmonė, koks tikslas iškamantinėja dabar viską mergaitės, nes jie veržiasi, jie interferuoja su mumis. Kame čia šaknis, kas čia per mechanizmai, ką čia tos dirbtinis intelektas, tas transhumanizmas, tas visas čipavimas, tas visas biometrija ir taip toliau. Mes nenorim šitų sisteminizacijų visokių šitų. Man tai eina iš karto kažkaip lygiavimas sistemus. Kas taip nesupratau?
Aš irgi negaliu. Lygiavimas. Pas mane ausinė gal neveikia. Girdit mane? Ai, aidas toks. Aha, eina kažkas kažkaip. nebeveikia, aha. Lygiavimas Man eina jo, aš kad jie mato tą mūsų tą kažkokią kaip tą stiprybę, kažką, ir bet jie nori lygiuotis į mūsų, bet jie to neturi kaip mes, tai vat reikia dirbtinai, tie tai Jo, intelektai man- visokie tuščiai. Jo, man taip irgi eina, kad jiems reikalinga, jie irgi nori transformacijos ir patiems iš savęs daugiau jiems kažkaip nebeina transformuotis. Bet ne mūsų sąskaita, Ir okei. jo, Transformacija. jiems reikalinga kažkokia tai vat, informacija, aš matau, kaip jie nori tos informacijos ir kaip traukia tokias, kaip vat, eina tokie kaip irgi, o kaip skaičiai, nežinau. Ne mūsų sąskaita, bet Kažkokie tie. irgi mes Algoritmai. kažkaip Jo, kažkokie algoritmai, kažkokie auksiniai algoritmai, aš Mhm. matau, kaip eina iš mūsų. Jiems reikalingi tie auksiniai algoritmai. Jie netgi taip, aš nežinau, jie kažkaip netgi daugmaž suprask, tipo, čia tokia atseit proceso suprask dalis. Jie daugmaž vos mums ne tai, kad gerą daro, bet reiškia, pasakė, tipo, jūsų evoliucijai, tipo, tai irgi yra reikalinga, ta prasme. Tipo, tokiu būdu kažkas, vat, irgi būdinas, žmonės būdinas. Ta prasme, tipo, kaip gaunas, kaip pagreitintas variantas ir jie ima savo dalį. Jie ima savo dalį, kažkaip atrodo, kad, nežinau, kosmose gal visi turi kažkaip teisę evoliucionuoti ir jie taip kaip jie naudojasi savo šitą teisę. Kaip ir kitų sąskaita, bet taip atrodo, kad yra taip kaip pasakyti, yra kažkoks susitarimas. Gal netgi ir su mumis tiesiogiai, su kažkuom iš mūsų. Gerai, o kiek Susitarimas. amnezija mergaitės tada, aš suprantu viską, ką dabar pasakė Džindžia, jie nori mūsų sąskaitą padaryti, aišku, teisę visi turi evoliucionuoti, kokiu būdu evoliucionuosi, jeigu mes esam kvailiai, čia jau mūsų problemos, ar ne? Tai vat, jeigu mums yra amnezija, čia jau mūsų problemos, kad mes neatsimenam. Suprantat? Taip. Tai va tokios būtų programos, ta prasme, jeigu jie dabar nori, kad ir mus ar pusę ten žmonijos paversti robotais, ar ne, nežinant, žmonės nesupranta, kas vyksta. Nemato. Tiesiog yra taip, kad iš tenai žiūrint, atrodo, kad, pavyzdžiui, ta baltoji matrica, jos yra labai daug ir jinai jau yra labai arti mūsų. Ir mes patys neimam informacijos iš tenais. Reiškia, mes esam patys kalti, jeigu mes pasiduodam į kažkurias, į tą kitą pusę, sakykime. Nu va. Tai nes mums viskas yra arti mūsų. Viskas yra paduota. Tai toks kaip dar kažkoks išsidalinimas. Mąstau aš. Man tai internetą taip trauko šiandien šakė. Man tai, žinokit, kaip Singa sako, kaip pasakyti, kvailiai, žinok, iš tos viršaus žiūrint į mus, aš nejaučiu tokio dalyko, kad mes kaip kvailiai. Mes kaip tik toks, kaip labai ypatingi, su tokiom, atrodo, ribotom savo netom galimybėm. Mes tokie ten duodam tokį kažkokią galią ypatingą, kad iš tikrųjų jie patys studijuoja mus, kaip mes tokie, kaip mes tą potencialą sugeneruojam, sakykime, su tom išjungtom galiom ir mintim ir tiesiog eina kažkaip iš kanalo, žinok, iš širdies eina tas jausmas, kad mes norim tos kitokios realybės ir taip nusibodo šitą visą nesąmonę. Tiesiog mes užčiuopiam tą neteisybę tokią tam ore sklaidantį. Ir mes kažkokia tokia kaip spinduliuojam, ar tai čia meilės, ta energija, aš nežinau, tokia kaip garas toks eina. Bet mes reikia kažkaip tai padaryti. Ir jie mus spaudžia, tą garą mums spaudžia ir kažkaip mes iš to spaudimo generuojam informaciją, man eina.
ta priešprieša mums duoda tokį nerimą, tokį kažkas reikia daryti, toks visi sunerime, ne? Ir kas ten, aišku, krenta į depresiją, tai jau krenta, bet kas nekrenta, tai jie generuoja informaciją labai stipriai, nes ieško išeities, nes mes esam pajungti į tokį išlikimo režimą šiuo metu labai stipriai. Jo, Ir labai mes kaip sumaišytos energijos. rūšis, Dabar. nenorim žūti, mes tą jaučiam, tą žūties, tą skonį. Ir mes dabar priešiname, žinok, energetiškai ir žiūrėsim, toks gaunasi dabar kova, tiesiog spaudimas. Vieni iš vienos pusės spaudžia, mes bandom priešintis ir vyksta labai įdomus procesai, matau. Labai Jo. kinta viskas greitai. Jo, nes mes pasąmoningai suvokiam, kad ta, kaip pasakyti, ta žemė, ta robotizacija yra labai primityvi. Taip. Tai yra grįžimas į visiškai primityvę būseną. Grįžimas taip kaip, tiesiog į pirmykštį žmogų. Tai nėra ta robotizacija, kuri, kaip pasakyti, pavyzdžiui, taip kaip jie, ne, kurie patys save, kaip pasakyti, kūrė savo kažkokią sistemą ten ir susikūrė ir keliauja ir, kaip pasakyti, sakykime, ieško kažko ten transformacijos, dar ten būdų, dar kažko. Ne. Mūsų robotizacija yra labai labai primityvi iš tikrųjų. Mums visiškai perkelianti, kaip pasakyti, į pirmykštę būseną. Ir mes kažkur pasąmoningai, kažkur savo sielose, mes daugumą tai jaučiam. Ir už tą tokio, sakau, labai persimaišysios energijos, toks kažkoks kaip, ne tai, kad chaosas, bet nežinau, kokį žodžią apibūdinti. Koks tas vaizdas, kas pas mūsų, kaip pasakyti, užsukta. Niekada taip. Dabar reikia visas energijas, visas jėgas įdėti. Nes čia yra toksai, suprantat, kaip pasakyti, nubrėžta tą liniją jau. Taip. Čia toks kaip perversmas, žinai, kaip vertiesi į kitą lygį, tiek kiekvienas individualiai, tiek ir visa planeta, jie turi perėti tokį kaip, pasipriešinimą, kaip egzaminą, žinai, kai sako, kai eini į tos sąmoningus sapnus, ten yra sargai tų vartų. Ir ten gali tave ateiti ir kaip koks viliojantis ten, pavyzdžiui, vyras, ar ten dar kažkokie, žinai, pakištuką duot. Tu turi tą nugalėti, tą, žinai, silpnybę, kad perėtum į kitą lygį. Tai čia lygiai tas pats mus kaip puola, nes jeigu jam pavyktų, tai mes kristume atgal ir jam būtų tai didelė premija. Jeigu nepavyks, tai nepavyks, bent jau informacijos susigaudys geros. Tai va čia gaunas tokia kova, o mes turim įrodyti, kad esam verti tos kitos dimensijos. Jo, nes aš tai irgi, taip kaip sakai, tiesiog matau, kaip, kadangi dar daugelis žmonių nesupranta esmės, kas vyksta, bet jau labai daug generuoja vis tiek tų minčių ir tos informacijos savyje. Ir jie nesupranta, kas jie patys ta prasme yra ir kokią jėgą, pavyzdžiui, kiti turi. Kokie kiti yra galingi ir gaunas taip, kad jie taip kaip spjaudo irgi tą informaciją iš savęs. Jinai taip kaip už kokio ugnikalnio, žinai, tu vis išspjauni tą laviną tokią. Ir jie viską renka. Jie renka tą informaciją. Jie kaip pasakyti, pasinaudoja, jie pasinaudoja tais informaciniais, tais tokiais, kaip pasakyti, auksiniais pliūpsniais. Nes šiaip visokių šlamštų. Bet tai, kas kartais pas mumis, kaip čia pasakyti, susigeneruoja iš to, kad, kur, sakykime, kur ir mes ten lendam į vidų į tą visą tą kompiuterinį tą dalyką, kaip Sirena sakė, ten plėšom kažkokias abejonės, sukeliam dar kažką tais, o pa žmogų vyksta kažkokie procesai viduje, jis nesupranta dar, kas pasivyksta. O ten vyksta procesai. Viskas konkuliuoja tiesiog. Ja. O jie susirenka tą informaciją ir tas mums kenkia tuom, kad tai gaunas kažkoks irgi toks kaip dalinis toks amnezavimas. Faktas. Suprantat, nes tai nueina ne kaip į bendrą tą lauką, kaip pasakyti, ne į tą kaip visuotinę pasąmonę nueina. O jie susirenka jie tą gerą informaciją, jie ją susirenka. Ta auksinė informacija jie susirenka. Ir užtat ir mes, ta prasme, jaučiamės tokie truputėlį, kaip pasakyti, ne tai, kad nusvyrančiom rankom, bet ta prasme, kad mes atrodo tiek dedam pastangų ir nelabai sulaukiam kitas į to atgarsį ir sakom, turim kurti savo tą erdvę ir taip toliau ir nesuprantam, kodėl mums dar nepavyksta, bet
mumis nusiurbia, jie nusiurbia tą informaciją. Mhm. Tuos Ir jinai auksinius kaip klodus jie pompa, žinau, nusiurbia. kaip ir Jo, atrodo, taip, tas taip ir kaip atrodo kaip ištraukė pompa. jo, tą pompą, paskui išdėjo tą mikroschemą ant tos pompos viršaus. Jo, Bet mes, taip. žinai, tą Užtat, tokį pasipriešinimą duodam ir ta pompa neapima visų kraštų ir pro jo, tos kraštus lipa į viršų, vis tiek tą energiją matau. jo, man labai kažkaip dabar iškart išlindo mūsų tas susirašinėjimas grupiai, kur sakėm, kad mums būtina jungtis, kaip pasakyti, šviesa turi jungtis. Mes turim jungtis, mes turim palaikyti vieni kitus. Tada jie nepaima, tada kažkaip tiesiog kaip nebeturi teisės, kaip pasakyti, ta informacija tada pasidaro kaip pririšta ir kažkam priklausanti. O ta, kur tu pavienis tik tais generuoja ir spjaudai, jinai tokia lieka kaip niekino. Pakibusė, pavadinkim, ore. Jo, tiesiog paleista į niekur. Ir kažkas ją susirenka. Kada mes jungiamės šviesus į tą būrį ir tada mes išgeneruojam tada pradeda ta informacija mums jinai priklausyti. Ir niekas nebeturi teisės jos paimti. Ja. Prasideda ta manifestacija tokia globalinė, ne savo erdvės asmeninės, o jau ta, žinai, globalinė. Taip, jie jos nenukabina tada. Nepaima. Ir ta kryptis viena, ir sakiau tikslą, kaip mums reikia, kad ta masė visuotinės pasąmonės šviesos, šviesos susijungėjų, bent jau tie, kurie šviesos jungiasi, kad mes turėtumėm bendrą tikslą, tas ėjimas į šviesą ir tą visą transformaciją. Mes po vieną puf, nieko nepadarysim, mergaitės. Būtent, ką jūs dabar prastudijavot, jūs pasakėt. Suprantat? Tai kaip mums užpumpuoti, užbūstinti, kad būtent padarytumėm tą spindulį konkretų, tą tokią masę, ją kondensuotą labai reikia, ją reikia sukondensuoti, kad šitie nenučiulptų su tom pompom. Reikia turėti tikslą tiesiog vieną bendrą. Gerai, tai dabar tas daugmaž vienas už visus ir visi už vieną. Man tokia tos šūkis išėjo. Tas konkuliavimas šiaip pat ateina nuo to, kad mes norime eiti į 5. dimensiją, man ateina. Tas konkuliavimas, kurio negali nusiurbti, nes ten labai daug žmonių apie tai mąsto. Tiesiog garuoja toks, kaip, žinai, kaip garvežys, kur užsikūrė, kad tas, žinai, senoviškai, ten su tom anglim toks, toks atrodo, toj nušaus tą, žinai, viršų. Neaišku kada, bet nušaus kažkaip, nes ten taip viskas kūrėsi stipriai. Kad jau nebegaliu daugiau, ta prasme, iš tos nesąmonės, tos spaudimo toks, negaliu daugiau toks eina. Visiškas briedas, suprantat, mergaitės? Jo, ir kaip keistai neskambėtų, nes jie ir toliau, jie daugiau yra pažengę, jie mokosi iš mūsų, mokosi iš tų procesų, kas dabar, kaip pasakyti, vyksta, netgi iš tų mūsų nesėkmių, kurias mes įvardinam. Tai yra proceso dalis. Ir aš matau, kaip pasakyti, aš čia žiūriu ne iš viršaus, atrodo, kaip pasakyti, nagrinėju tą informaciją. Ir aš matau, kad 2 yra prisistatę prie manęs ir abudu stovi ir gal netgi yra daugiau. Pavadinkime, aš jos tipo sudominu ir jie daugmaž man sako, žodžiu, tu čia labai stipriai, kaip pasakyti, viską tipo skaitai ir mes daugmaž būsim prie tavęs ir suprasime dabar iš tavęs, mokinsimės. Mokinsimės, kaip tą padaryti. Kas iš to? Jo, ta prasme, būtent. Ir aš sakau, ir kas iš to, ta prasme, ir kam jūs man dabar tie tokie, du suprask, daugmaž asmens sargybiniai kažkokie supranti reikalingi, žinai. Ir sakau, nes jūs mane versit ir provokuosit mane, ta prasme, kaip čia pasakyti, eiti prieš, ne tai, kad gal kiek prieš savo valią, ta prasme, bet man greitinsit procesą, kuriuo aš neturiu greitinti. Jie turi eiti pagal mano pajautimą, o ne iš jūsų spaudimo. O ne iš jūsų spaudimo. Apie tą irgi kalbėjome.
Taip. Sirena, atsimeni, mes tą kalbėjom, kad kai tu kažką liepi daryti, kažkam kažką skubiai daryk, kurk, mes mes kūrėjai nesam tam, kad kažką skubiai darytumėm ar kurtumėm. Mes jeigu kūrėm, mes kūrėm iš meilės, iš noro, iš kaifo, suprantat, o ne kažkas, kad man liepia, kad aš turiu kurt, progresuoti, suprantat, ir generuoti, o jie paima ar nusisiurbė visą mano sugeneruotą informaciją ir visus mechanizmus. Nes skubėjimas yra baimė. Tiesiog. Viskas. Taip, tai ir į klaidų darimą, tai stumia visada į klaidų darimą, nes tu pradedi nebesuprasti, ar tai iš mano pajautimo, ar ta prasme, kokia ta tikroji priežastis, dėl ko šitaip puolu. Eikit iš mano erdvės, neinterferuojat, jums čia ne vieta. Eikit. Pažiūrėkit, ar jie pasitraukė nuo manęs. Palauk, aš tai pasakysiu dar aš išdėjau jos į tokias šaldančias kapsulės ir dar užmečiau gaubtą, kad nesimatytų mūsų. Ir tą planetą užšaldžiau, nes jie ten, žinai, sukasi aplinkui. Aš dar kitą dalyką nuskaičiau apie juos. Jie kišasi į tokių, pasakykim, ar tai neišsivyščiusių civilizacijų tą visą procesą, nes man eina, kad tokių kaip mes, gal tokio pačio lygio išsivystymo nėra daug, bet yra visokiausio lygio ten tų užveistų tokių fermų. Ir tai, ką jie dabar sugeneruos iš mūsų, jie paskui panaudos tose kituose pasauliuose, kur ten įkalina sielas ir jiem bus dar sunkiau. Ir visą tą informaciją, kurią jie surinko, aš tai tiesiog siūlau tą visą nebyrų, viską ten, žodžiu, naikinti ir anuliuoti, ir, žodžiu, duoti jam į kaldus. Pasiemam atgal tai, kas yra mūsų. Taip, nebeduot leidimo jiems tiesiog nebeduot leidimo. Jie nepranyks, bet be leidimo jie negali. Nes jo procesas yra daugmaž, kaip pasakyti, jeigu taip paprastai žodžiais tariant, va taip kaip sakai, taip kaip, žinai, iš kraujo atskiria plazma. Ir vertingoji dalis yra plazma, kraujose nelieka, juk tipo, viskas kaip ir fainai, bet vertingoji dalis yra plazma ir jie taip kaip leidė va savo tą švirkštą, ta prasme tą smaigalį, va siurbė, traukia būtent tą plazmą, tą naudingąją dalį, tą visą tą informaciją. Neleidžiam nieko. Uždraudžiam bet ką nuo mūsų nusirbiliuoti. Visą tą informaciją, kuri akumuliuojasi per sąmoningai ar nesąmoningai sugeneruota per visus kūrėjus, šviesos kūrėjus, kurie yra Žemėje, mes dabar kompaktuojam, mes dabar sujungiam, kas įsiskaido. Kad nebūtų pavienių tokių puf. Mes kondensinam, suprantat, mes tą darom ir varom į vientisą tą mūsų tikslą, norą, kur mes norim eit, ką mes norim sukurti. Jokių robotizacijų, jokių transhumanizacijų, jokių čia dirbtinių bobų plasmasinių, jokių čia kažkokių pavergimų, jokių biometrijų, jokių CBDC, jokių čia skaitmenizacijų ir taip toliau. Vat visą šitą mes išreiškiam savo valią dabar. Taip, mes sukūrėm tokį kaip energetinį lauką su ta informacija, informacinį jo energetinį lauką su tais visais draudimais prieš mūsų valią kažką daryti. Ir prieš valią, ir ta prasme, ir ne tik, kad prieš valią, prieš visą tą, kaip pasakyti, stabdymo to evoliucinio proceso ir kilimo į tą aukštesnę dimensiją. Kaip stabdymą, kaip kažkokią tai įsikišimą ir bet kokį trukdymą, nes jeigu mes apeliuojam vien tik tais į mūsų valią, tai visada atsiras, kas turi kitą valią. Suprantat? Ir tada jie iškart gauna sutikimą. Tai truputėlį, kaip pasakyti, gudriau užrašom visą tai, kad tiesiog į bet kokį trukdymą mūsų evoliuciniai transformacijai į šviesą. Jokių dirbtinių intelektų, čia jokių šitų nesąmonių, jokių šitų mechanizmų. Čia šiaip eina iš labai daug giliau eina šitas nebyrų, tai čia tokia kaip pahalūja, kai sakant, čia eina kažkokia, ar tai dar viena visata, ar čia jau eina su to virusu bendru, to visatiniu susiję, nes išlenda tokie kaip tas Nibiru, tai toks mažas kamuoliukas, paskui virš to dar didesnė tokia planeta, ir paskui virš jo toks iš vis toks visatinis, kaip gaubtas, visas skaitmenizuotas. Man čia eina tokiu plačiu mastu. Kad jie turi kažkokį labai didelį palaikymą.
ir kažkoks Mhm. jiems labai didelis užnugaris, labai stiprus užnugaris yra. O taip. Tai ką čia robotinė sistema, mergaitės dirbtinis intelektas? Mhm. Jo. Toks jausmas, kad visa mūsų galaktika yra spaudžiama. Ne tik Taip. mes. Viskas yra spaudžiama ir mes taip Čia noriu slopinti, paprastai va, tariant, iš apvalios formos kažkaip mumis spaudžia kaip į kokią kapsulę. Taip, man irgi eina, kad kažkaip kaip ta visata pasidalinus į juodą ir baltą ir ten, kur balta pusė, tai yra toks kaip šviesos tokia kaip plazma, o ta, kur juoda pusė, tai yra va tos kažkokios juodos mikroschemos tokios. Jo, ten labai juda. Ir yra tokia kaip tas kova ta vyksta tarp juodo ir balto, tai eina tokia kova tarp skaitmenizacijos ir tos dieviškos, tos energijos pradmenio. Taip. Ir aš matau, ką tamsa priliečia, tas pradeda skaitmenizuotis ir kiekvienas elementas turi padaryti vidinę tokią kovą. Arba tu eini į tą skaitmenizaciją, pasiduodi, arba tu save plėši į tą baltą pusę ir priešinės prieš tą užkratą tiesiog. Ir mes dėja esam toje pusėje, kur tas yra juoda pusė ir mums labai sunku yra tą atlaikyti, bet mes labai stengiamės kažkaip išeiti iš tos gilesnės tos juodos masės, pakilt bent šiek tiek į viršų, kad turėtume laiko, tiesiog laimėtume laiko sugeneruoti informaciją, kad galėtume dar daugiau pakilti. Atrasti sprendimams, taip. Jo, mes norim turėti pakilti į viršų, jeigu norim laimėti šitą kovą. Duodam burbuliukus visiems, davai, generuojam šitą informaciją visiems suspausta. Visiems duodat, visiems išbarstot, visi būdinasi, visi plėšia, visi kelia, visi eina. Aš sakau, mergaitės, reikia nuspręsti, kur tu eini, į šviesą ir tamsą, viskas. Jeigu einam į šviesą, tai einam visą inerciją, ne šiaip, biški šiandien aš čia biški pasivalysiu, šiandien čia savo, biški aš šiandien pasirūpinsiu. Bet kitą savaitę tai jau patingėsiu ir jau čia pasidėsiu. Nebėra tokių Čia inerciją reikia įjungti grinai į visą šitą šviesos atsiskleidimą, į visą evoliuciją, nesakau, paskui bus per vėlu. Tada, sakau, nebepasakysim, kad mes biški patingėjom, mes nematėm tos grėsmės, kas mūsų laukia, suprantat, čia ir pralošėm žaidimą. Taip neturi būti, jeigu mes kūrėjai esame, mergaitės, Taip, mes turim iš savęs išgeneruoti kažkokį tokį, kaip ir ta fėja man kaip ateina pavyzdys, kaip išlipa iš to žemesnio lygio ir dabar generuos informaciją. Taip ir mes tokiu plačiu mastu jau turim paėmė jau net ne vien planetinių, bet jau ir galaktinių tiesiog pasipriešinimo. Čia negali būti tokių kažkokių tai apatiškumų, čia negali kažkokių būti susitaikymų su situacija. Mes turim ginti, sakau, reikia atstovėti šviesą ir savo evoliuciją. Taip, bent jau mintimis darbuokimės. Nes kol mes esam šviesos kūnai, viskas, kas yra, kaip pasakyti, su mumis, viskas tarnauja mums, viskas, kas yra mūsų erdvėje, viskas yra vientisa. Kada tu esi robotizuotas, tu esi taip kaip iš daugybės tų mikroschemų ir tokia kaip puzlės sudėtas. Ir tau niekas nebetarnauja, viskas yra dalimis ir niekas nebetarnauja. Tau niekas nebepaklūsta. Nes viena puzlė yra iš vienos firmos, kita puzlė yra kitos firmos, trečia dar kažkas tai. Tu niekada nebesi vientisas. Tai dirbkim bent jau savo mintim, bent jau sekim savo mintis, generuokim savo mintis. Ir jokių abejonių. Generuokim maksimumą, jo tiesiog sprogdinkim, duokim, šaukim su tą mintim, junkimės į šviesos tą visą tą, kaip pasakyti, kad ir nebetiduoti kaip pliūpsnį tos informacijos. Jau junkimės į bendrą, sudarykim bendrą svorį. Tai gerai, mergaičiukės, tada Žemėje, šiuo metu Žemėje, kokios sistemos yra, kurios glušina tą
mūsų visuotinė pasąmonė, kas yra tas ten PSO, kas čia dar vyksta, kokios dabar dar yra didelės sistemos, kurios nori mus dar valdyti ir suskaitmenizuoti, šitą bankinę sistemą, kas čia yra mergaitės, kokios dar galingos schemos, mikroschemos, dirbtinio intelekto, einam biškį tenai padarom tvarką 3, 2, 1, kurie nori prieš mūsų kūrėjus šitos sustvarkyti, su tuo visi antikristu. Tas visos sistemos, kur išvardinai, jos kaip, man rodo, į vieną tašką turėtų susijungti, vieną tokią kaip programą. Jos visos yra elementai, kurie spaudžia į tą vieną tašką, vieną suėjimą, kad mes kažkokią turėtume sistemą. Ta prasme, kažkoks tai prijungimas, ne, ir ten ir sveikata, ir darbas. Jo, man irgi tas pats. Jo, farmacija ir net elementariai parduotuvės. Jo, viskas, tavo sveikata, viskas, tavo ten nuomos mokestis, viskas, žodžiu, vieną taškiuką ir visos tos sistemos dabar iš visų kampų jūs mus taip apsupia ir stumia, žinai, kaip į kokį į vieną tašką, kai pasieks tą tašką, tada jau ten bus visai kita sistema, jau jie ten performuos viską iš naujo. Net patys restoranai, man rodo, irgi net per tokius neteina. Irgi tos, kaip tas vadinasi, programėlės ir panašiai. Taip. Čia Anglijai, tai praktiškai visur jie net tau sąskaitos neatneša, jie net kur nesako, sakyti, tik tai per programėlę ir panašiai. Taip, apsas, QR kodas. QR kodas, jo. Tai arba apsai dabar po to, kai baigėsi iš tos koronos, taip pat dabar padarė apsus, taip pat atseit, meniu gali geriau matyti, tipo atseit. Pas mus tai sakydavo, kad ten to, žinai, pandemijos metu, kad tipo higieniškiau. Tipo neduoda meniu, nes tipo jau iš savo ten žiūri telefoną. Tai gerai, mergaičiukė, būtent. Tai davai šitą sistemą Artificial Intelligence, šitą antikristą trumpinam jam kojas, suprantat? Trumpinam jų šitą išmislą. Užmegstą, tą programą įdiegtą, mes dabar tą programą deinstaliuojam. Visas sistemas, visas schemas, visus procesorius, visą motininę smegenį, mes viską dabar, kaip kurie iš visos, sutvarkom šitą sistemą, laisvinamės ir išeinam iš sistemos. Savo darom, savo kūrėm, keliam pasąmonės lygį 3, 2, 1, kokie veiksmai vyksta. Pradžioje pamačiau, kaip jis virina, taip atrodo, kaip tas lūpas, ar kaip ten vadinas, kur toks stikliukas, kur padidinamas. Kaip jis virina smegenis, tiesiog su tuo spinduliu paleidė, tuomet tokiu šviesa tokia dirbtinė. Ir aš kažkaip taip pakilau viršui, žinai, galvoju, kaip čia dabar yra ta širdelė, mane vėl veda prie to visuotinio viruso. Ir aš tada sakau žmonėms, žinai, visai pasąmonė, nes reikia išreikšti valią daugumai, rodau visą tą, žinai, vaizdą, kur jie mus veda ir sakau, davai duodame smūgį į tą virusą visuotinį, kur yra segmentai su šita programa įkalinimu per kažkokią tokią bendrą sistemą. Mes dabar tą karą nuleidžiam ant tos segmentų mikroschemos tokios yra. Liuks, šauniai. Ardot viską, išeinam iš tos sistemos, anuliuojam jūsų mąstytą visą šitą suplanuotą, pianifikuotą, užprogramuotą visą dirbtinį intelektą. Sakau, tą antikristą dirbtinį mes jį sudorojam. Vsiu. Nėra šansų jam čia plėstis, nėra šansų mus pavergti. Užmobilizuoti, užrobotizuoti, užhumanizuoti ir taip toliau. Jo, aš paleidau tą lazdą. Paleidau tą lazdą, kur per tą sapną, kur gavau. Jo, aš paleidau tą lazdą, dabar jinai, reiškia, tvarko tą informaciją, kur, nes daug yra, kaip pasakyti, paskleista tipo ta tokia, tai yra melas, kad vien tipo nauda suprask iš visos tos skaitmenizacijos. Tai reiškia, kad jinai nuimtų nuo tos informacijos tą melo šydą, kad parodytų, kad pasimatytų, kaip yra iš tikrųjų.
Kas po Labai viso to gerai. slepiasi, ta prasme. Ir koks tai yra, ta prasme, pliusas, kada tu pats nusprendi, ne, kad, vat, sakykime, tau taip dabar paprasčiau lik lengviau, bet koks yra ir to minusas, kada tai tau nebetarnaus, kada tai tarnaus prieš tave. Taip, taip, taip. Kad tik tu į tai pasiduosi, tai pradės tarnauti prieš tave. Suvystys mus. Jo. Mhm. Jie mus vilioja, aišku, jie vilioja, mūsų manau gerai studijavę, žino mūsų trūkumus, mūsų poreikius. Tai aišku. Viliotojai. Mes ten paleidom į tą visuotinį tą robotą. Ta energija, ten toks kaip vanduo man eina, kaip tarp tų mikroschemų prasklinda ta visa energija. Viskas ten, kaip pasakyti, išdžiūsta, nežinau, taip jau kaip išsijungtų tas visas energija tą padavimo. Mane paskui veda prie tos dirbtinio to šaltinio, kur susikūręs tas virusas. Okay. Jis pradėjo kažkaip bėgti. Tokia kaip būtybė, net atrodo išlindo, kaip tas virusas atrodo, toks kaip pasidarė, kaip, nežinau, kaip kokia būtybė skrendanti. Būtybė. Formą įgavo, okei. Forma jo tiesiog įgavo, jisai kaip neštukų dašį, žinai. Aš jį taip dabar sustabdžiau, žinai. Baigėsi. Cirkai. Sakau, eik į juodą skylę. Jis taip priešinasi, bet aš taip sakau, vis tiek, kas nenori tavęs, tu eini į juodą skylę. Aha, nes mus tai Mes tai brukit. taip labai iš lėto jį stumiam, aišku, jisai kaip išlieka toje erdvėje vis tiek, bet kažkaip, bent jau iš mūsų erdvių, jas kažkaip taip pasišalina. O mes ten vėl nepritarsim jo atėjimui per savo kvailumą. Būtent, taip. Naivumą, tą patiklumą, naivumą, tingumą irgi. Nematymo aiškaus, kokia yra iš tikrųjų grėsmė va šitos vergystės, vergovės. Da baisiau negu buvo. Suprantat? Nu. Ta visa kontrolė, to privacy nebeturėjimas, tas viskas suvedimas į vieną gardą, kontrolė, kiek tu pinigų išleidai, kiek sumokėjai, nusikaltai, negerai kažką pasakėjai, ne taip pavalgėjai, esi kažkoks ligotas, negalėsi to nusipirkti, negalėsi to daryti, per daug su benzinu pavažiavai, per toli nuskridai su lėktuvu, dabar gausi bausmę, eikit jūs velniop, jūs eikit į juodą skylę, tu black hole, gerai, ir greitai nežinote taškus. Visos šitos išnaros. Visi, aš nenoriu šitokio gyvenimo. Taip, tie robotizuoti mūsų pasaulyje turi perimti viršų, nes tada jau jie komanduos. Nu va. Tiesiog mes priešintis dabar, nes šiuo metu dar nėra to viršaus perimta, nes nėra dar tos sistemos. Teisingai, dar ta žinai, kosminė būtybė dar gali savo išreikšti, va tą savo, nu. Čia kaip tas, žinai, švabalį, tas Haris, tas akiniuotis, žinai. Pamėgtis jūs laisvą valią, įdėsim čipą ar sėdėsi čia, žinai, mygtuką paspaudžiai ir padarai, ką pasakiau. Programą įdėgiu ir darai bėgi tenai, kaip zombis. Eik tu savo, susidėk savo tos čipus, gerai. O mergaičiukės dabar... Iš robotizacijos išeit, žinokit, yra tik vienas būdas, tiesiog sutikt, kad tu nesutinki ir tu būsi nužudytas. Eikskit, žinai kur. Būčiau riebiai nusikeikus. Dabar žiūrėkit, ir tiem visiems, kurie dar neprabūdė, ir kurie dar čia kaifuoja, kurie įsivaizduoja ir rodo ten tą kažkokią Google buvusi kažkokia boba, tokia trumpais plaukais, net nežinau. Ir kaip čia rodo tą čipą, tą tatuiruotę, užsitatuiravus ant tos rankos, koks čia kaifas. Ir kiti durniai ten žiūri dar tą interviu. Išjungkit tos interviu ir nesintinėkit ir nerodykit, anuliuokit iš karto, darbuokite su šviesa. Tai bobai, galvą reikia nukirsti už tokį nesąmonės klydimą, tokio juodumo. Suprantat? Visom tatuiruotėm savo. Kažkokiom tai. Reikalinga man ta tatuiruotė? Reikalingas man kažkoks sužinot, kada man reikia atsiprašant eiti į tualetą? Ne. Ir niekada man nebus reikalingas. Aš netokia būtybė esu.
Aš kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę sukuriu per save, per savo ašį, o ne tai, kas man kažką pasakė ir liepė. Aš nusprendžiu, ką noriu daryti. Viskas taip ir yra. Ir ne kitaip. Išreiškiam dabar savo laisvą tą valią ir savo tą ryžtą. Suprantat, mėlyjei? Nes visiškai kaip kempinės pasidarėm, kaip drebulės apušės kažkokios tai. Taip. Nu. O dabar niekas ten nebekalba apie tos makaronus, kovidus visus suvarė, sudarkė, išdarkė, neaišku, kokiu grafėnu prileido ir visi tylim, toliau visi tylim. Suprantat, Ursula padarė 70 bilijonų tenai, viską pardavė, perprekiavo, tą padarė ir visi toliau tylim, visi kaip kad pamiršo, kaip niekur nebūtų buvę. Dabar loposi kiekvienas tylyje, ne? Kaip išsivalyti tą brūdą, kurį susivarė. Nu. Taip, taip. Baisu, kas dedas, mergaitės. Su tais vabzdžiais, pažiūrėkit šitą informaciją, patikrinkit dėl tų vabzdžių. Jeigu nėra užtektinai vabzdžių, gamyklų ir veisyklų, kad jie mums visur sukištų to vabzdžių masę, ar jie iš tikrųjų nori perdirbti tą politileną, tai yra plasmasę, ir mums sukišti į maistą. 3, 2, 1. Į visus miltus. Pažiūrėkit šitą informaciją. Tai drąsiai, man tai eina, kad jau šiuo metu kažkiek ten deda visokių tokių nesąmonių. Man eina, kad ten ir dar kažką planuoja dėti, ko mes dar nepagalvom apie tai. Dabar jau deda, jau dabar jau deda, dabar deda kažkokius vaistus, man eina, kaip vaistai kažkas. Aha, tai kada mes atsibūsim, kada nebepirksim fabrikuotų gaminių? Kada nebepirksim padarytų iškeptų kepinių? Nu, konkrečiai reikia boikotuoti viską, nes mes nebežinom, ką tenai įmaišė. Nes tu negali kiekvieno produktą ištirti savo laboratorijai. Tada namuose kiekvienas turi turėti savo laboratoriją, mikroskopą, padėti daiktą ant tokio kompiuterio ir tau nuskanuoja ir pasako, kas tenai yra viduj. Va čia mūsų ateitis, kai norėsim sužinoti, ką iš tikrųjų burną dedam. Įsivaizduojat? Tiesiog palaikyti tos ūkininkus, kur tuos miltus mala tiesiog prie akių, net kad mala, kad neprimaišytų. Aišku, jie ten, jeigu bus bumas tų žmonių norinčių tokių vat miltų, tai ten kažkokius prigalvos, ten sankcijų, žinai, kaip būna. Čia, žinai, nuolatinė kova už būvį tiesiog. Matot? Nepirk tiesiog. Apskritai miltų geriau nevalgyti. Tai nuo to ir pradėkim. Tai vienu žodžiu, jie paskleidė tą erezę, kad čia visur pridėlios vabzdžių, bet kadangi vabzdžių nėra užtektinai tų fabrikų ir veisyklų padaryta, nes tas vabzdys yra tas chitinas ir ten tas chitinas, ta visa formulė, ten tos formulės visokios gliukozonatai, matai, čia aš ne chemikas esu, bet vadinasi tas polietilenas. Irgi tą pačią formulę turi mergaitės. Man tai kažkaip, žinok, veda prie šiukšlių, prie tų, kur mes čia dabar rūšiuojam. Kad jie mums tą šiukšlės kažkaip nori sumaitinti, va toks išlenda. Aš tai irgi, aš tai matau vandenynus pilnus tų šiukšlių, ta prasme jo, ir kad tenais nebėra vietos iš tikrųjų. Kaip pasakyti, ne tai, kad nebėra vietos, bet kažkaip tenais kažkas vyksta, kaip pasakyti, kažkas iš to vandens ten pyksta, kad reiškia, reikia kažką kaip ir daryti. Kad nebegali čia teršti. Jo, ir... Dabar pilnos maišeliai išsilydo, ką aš mačiau Afrikai. Maišeliai, visi plastikas išsilydo vandenyne, mikrodalelės elementus žuvytės valgo, vadinasi, mes valgom žuvį, kurioje mėsoje yra plastikai. Suprantat, ant kiek viskas yra užsiteršę. Visas tas ratas, visas tas cirkuitas mūsų naudojimo konsumpcijos. Užtat dabar tik tai reikia daryti savo maistą. Nusipirkai arbūzą ir tu valgai, suprantat. Nusipirkai ten morką, obuolį, ten tą ir kažkokių tų sėklų, semenų nesumaltų, pats susimali su savo mikseriu. Namuose, malūnėlį, atsiprašom. Taip, galima nusipirkti tiesiog grūdų. Iš tikrųjų yra ten tie malonėliai tokie mažiukai tokie. Taip. Ir sustimali, ten jie nedaug vietos užima iš tiesų. Taip. Ir va tada
tu jauti jau tą atsakomybę, kad jokių pusfabrikačių jau į savo burną nedėsi. Vien dėl cukraus, vien dėl visokių priemaišų, vien dėl emulgatorių, vien dėl visokių va čia vabžių ar plasmasės, jeigu jie integruoja plasmasę į vidų. Mums Jo. Nes sukontroliuoti. Nu, man kažkaip eina, kad jie nori vis tiek, kaip pasakyti, išlaikyti švarę žemę, nu tą augmeniją ir vandens tos gyvūnus, vandenį patį. Išlaikyti vis dėlto, kaip pasakyti, švarų ir jie žino, kad žmogaus kūnas yra įgalus regeneruotis. Nors aš, pavyzdžiui, matau nuo tų maistų labai daug kažkaip žarnyno tų visokių tų ligų, tokius tiesiog kaip prakirusias žarnas kažkokias tai. Žodžiu, ir jie ta prasme žino, kad žmogaus kūnas geba regeneruotis. Kadangi taip yra daug sergančių, daug vaistus vartojančių, ta prasme, ir čia daug maž, kaip pasakyti, žmonės yra patys, pavadinkim, sutikę sirgti, ir tai vėlgi gaunas, kad tai yra tavo paties atsakomybė. Aišku, mergaitės. Tu pats esi kaltas dėl to. Ta prasme, tu pats esi kaltas, kad susirgai. Nes tu kažką dėjai savo burną, ta prasme. Ir taip, ta prasme, jeigu tu to nenori, tu turi galimybę savo kūną atregeneruoti. Aišku, tam tikrose stadijose, ne tada, kada jisai yra, taip sakant, pradėjęs jau pūti iš vidaus. Kada puvinį sustabdyti yra praktiškai nebeįmanoma. Kada jisai jau yra įsiplėtęs, ne? Tai vienu žodžiu, incineratoriais. Incineratoriais tai reiškia, kur degina šiukšlės, kur pila ir tenai perdirba tas šiukšlės. Mes būsim perdirbėjai, šiukšlių perdirbėjai. Dalinai, taip. Ne visų šiukšlių, bet... Mes padarom šiukšlės, mergaitės, dabar žiūrėkit pačios. Nu taip, mes šiukšliai. Šiukšliai esam, šiukšlės valgykit. Paskui šiukšlės ir Nu, sumaišyti. mes jam apskritai šiukšlės tiem, žinai, kurie valdo pasaulį, tai supranta, tai. Tai va. Taip, kad įsivaizduot, kaip reikia įjungti 360 supratimą, informaciją, pagavimą informacijos, atidumą, atsakomybę prisimti savo rankas, ką mes dedam į burną, ką mes valgom, kokio švarumo, koks pas mus eteris, su kokiais žmonėm. Įsivaizduojat, kiek čia darbų reikia mums nuveikti? Nu jo, man taip eina, kad atsijungti ir nuo tų prekybcentrių kažkaip, tai bent jau nuo tos produkcijos, kur yra tie, žinai, tos šiukšlės gaminasi, tas plastikas. Bankrutuos, nu. Kažkaip taip naudot, ar tas taras kažkokios stiklinės, kad galima būtų, nu, pačiam savo jas išsiplauti ir vėl panaudoti, žinai, ir ten kokį limonadą pačiam savo gaminti, tiesiog, nu, kad jie kažkaip mus labai spaus per tas šiukšlės, per tos mokesčius, man eina. Ir reikia jau pradėti kažkaip mąstyti, kaip mes nuo tų šiukšlių atsijung galėtume. Kuo mažiau, žinai, nes ten tą organinį, tai galim patys perdirbti, o tą plastiką jau mums sunku, ten tos visos, kas ten. Nes ten pagrindė, taigi tie korporacijos ten daro tas pakuotės, ten dar tai padaro, žinai, kad ir popieriaus, ir plastiko, žodžiu, ten visko primiksuota, ten paskui atsisėdęs turėsi krapštyti ten tas detalės, ten paskui ten rausis po to šiukšlių tavo tos maišelius. Nes Italijai dabar jau ateina tokia sistema, kur tau duoda šiukšlių maišelius su to barkodu. Nu, ant tavo vardo prirašyti ir ten, jeigu ten ras tam šiukšlių maiše, ten popieriuje, ne, nu pas mus dar ateidinėja, dar nėra. Tai darbo. Antras, pavyzdžiui, daleiskim, ar ne, yra maišelis, į tą maišelį gali dėti, pavyzdžiui, tenai tik tai biodegradabilę, nu, vien žodžiu, kas susivirškina, tą visą. Bet aš paėmiau kaip kiaulė, aš esu kiaulė, žinai, man pofik tas maišelis, tenai aš dėjau visas ten atliekas maisto ir aš įmetiu kažkokį tai geležinį ar plasmasinį šaukštą ar daiktą. Ir aš dar įmečiau kažkokį tai voką ar laišką su mano pavardė ir dar kažko. Atrado inspekcija, tokį maišelį padaro ir dar tau ir baudą uždės, viską padarys. Aš tokiu atveju kiekvienau. Suprantat? O dėl to dabar ir ant tų maišelių pradės dėti QR kodą, nes tada jau žinos, kas yra kaltininkas.
dalykas. Tai va čia ir yra Taip, taip. sekimo sistema, va čia jie nori į vieną vietą suvaryti viską, susekti. Suprantat, mergaitės? Taip, taip, taip. Smaugti iš visų pusių, žodžiu, tu esi kaltas ir dar kartą kaltas į šiukšlę ir visą kitą, ir teršėjas, Tai taip ir yra, nes gamtos niokotojas. dėl savo patogumo, mergaitės. O jeigu dabar reikia, žiūrėkit, kiek reikia įdėti pastangų, atrasti ūkininką gerą, nuvažiuot, Mhm. ar draugus pakalbinti. Važiuojam, pavyzdžiui, nusiperkam morkų, obuolių, to. Susiorganizuoti, kad nereiktų važiuoti su 10 mašinų, atsivežam dėžėm, paskui išsiskirtam, įsiskaitom. Bendruomenės tas toksai dalyvavimas kartu, šviesuolių, kurie nenutė. Suprantat, mergaitės, čiagi yra didelis darbas. Mesgi visi tinginiai dabar tapę. Nuėjai į supermarketą, nusipirkai, maišelį viską supakuota, prisidėjai pilną. Maišelį prisidėjo į plastikinį ir vėl teršimas, žodžiu. Mes Man konsumuojam. išlindo kaip močiutės nešiotos anksčiau tokias ragažės, žinai, kur eidavo vaisius ten ar daržovės dėdavosi. Tai va tokį, bet pasiemi ir eini pas ūkininką, kad nebūtų nei plastiko, nei ten kitų. Net ir tas popierius irgi yra šiukšlė. Taip, suprantat? Įsivaizduokit, važiavam ir degradavom, mergaitės, matot? Duokit šitą buliuką suspaustą visai žmonijai, nes mes negalim kalkinti kitų, kad čia viskas apsiteršė, viską padarėm. Mes tol, kol mes pirksim, tol, kol mes darysim jų tą produkciją, jų chemiją, jų toksinus, tol jie gyvuos. Juk tai mūsų kaltė, ne jų. Mes tai pagaminam ir viskas. Bet mes tai konsumatoriai esam ir konsumuojam. Visai, apie ką čia yra bekalbėti? Atsakomybė, sakau, už tai, ką tu darai. Kiekvienam momente. Šaunuolės mergaitės, labai gerai. Viskas aišku tada. Šiuolaikiniais laikais yra dar ir internetas, ten yra galima ten tų ūkininkų parduoda internetu, ten tokius padaro kaip pokus. Kas mėnesinius ten gali užsisakyti kažkokiu ten 3 kilogramai daržovių, ten jie atsiunčia tuo metu, kas ten tuo metu jie turi. Tokį daryti, tokį sandorį žmogui duoda darbo ir iš pačiam gerai. Taip, taigi ir darbo atsiras žmonėm, bet ir supranti, ir tas ūkininkas pradės klestėti. Čia jau mes kiek kartų kalbėjome apie tą temą. Suprantat, mergaitės? Taip. Darbus namuose daryti ir visokius enzimus ir visokius, suprantat, gėrimus, limonadus, o nepirkti Coca-Cola, Fanta ir Sprite. Tai eina kalba, mergaitės. Šitą pusę net negali pagalvoti, man nuo sintetikos krato. Gerai, mergaitės, tai ką, duodam dar kartą tai plasmasiniai bobai, matrisai, padarom tvarką tokią, kaip turi būti aukštose dimensijose. Duodam tiek daug tvarkos, kad mergaitės parodysim, kas mes tokie iš tikrųjų esam. Klaidų pridarėm daug, mes savo klaidas mokam irgi ištaisyti ir dabar einam link šviesos. Ir įdedam pastangas. Intenciją. Kur link mes norim eiti. Ir nenorim būti jokiais vergais ir jokiais čia kažkokiais tai susektais, sučipuotais, subiometruotais, susibidisuotais, suprantat, kažkokiais tai Mr. X, Mr. Y. Jau tie tai tikrai kaip belyčiai jau pasiruošę robotizacijai. Va taip, o ką tu galvoji? Androginai, kaip ten, belyčiai tokie, ne? Angelai. Pranašai, žodžiu. Plėšiam tiesiog nuo visuotinės pasąmonės, kad kuo daugiau žmonių prabūstų. Čia yra rimtas variantas. Čia nėra juokinga, čia nėra kažkas tai nenormalus. Tiesiog reikia matyti ir suprasti, kas čia vyksta. Pakilti aukščiau šito ligmens. Ir įvertinti situaciją blaiviai, kas čia dedasi. Dalinkitės šitą informaciją, kad kuo daugiau prabūstų pasąmonių. Kad mes galėtumėm šitą darbą daryti efektyviau, su šviesa. Kažkokias kišenės uždariau atsidarančias, nežinau, kaip traukti į tą erdvę. Užtrauktukų užsegiau, toks aštunkojus dar man išlindo.
kaip trauktų mūsų tą pasaulį į apačią. Ir tą išnaikinu dabar. Aš stumiu į viršų, kad žemė eitų į tą viršų. Taip, stūmam viską klesti, gamta klesti, gyvūnija klesti, vandenis klesti, švarinamės, darbuojamės, prisiemam, sakau, atsakomybę. Ką mes darom, kur mes dedam, ką mes išnaudojam, kiek mes konsumuojam ir, tiesiog būnam atsakingi. O neieškom kažkokių kitų kaltų. O kai pasidarysim sąmoningi, atsakingi, tada ir visi šitie drakašos vėl kitaip į mus žiūrės. Visiškai kitoks bus respektas mūsų. Dabar, taip jie tenai. Moliūgai. Galim rinkit kaip norim. Net neprieštarauja. Net nesiginčia. Pasakė marmaliuots ir susmarmaliavo. Taip, čia pravaryta gerai mūsų mentalas paklusimui. Taip. Tai ir yra ta manipuliacija, mergaitė, suprantat. Per baimę, vėl per baimę. Taip eina per baimę viską. Tai kūrėjai baimių neturi. Todėl, kad mes pamiršom, kas mes tokie esam, pirmutinis punktas. Nebežinom, kas mes iš tikrųjų esam. O kai nebežinom, kad mes užvaldo. Man net ateina, kad kaip mes atstovėjom savo poziciją ten tos pandemijos metu, tie, kurie bijojo, jie į mus žiūrėjo su baime, kad mes nebijom netgi. Kažkas toks atėjo, jie bijojo, kad mes nebijom. Susistukė. O dabar, kaip atstovėjom savo padėtį, mes tokie atrodom pakilę, juokyse, net matau, taip žiūri, galvanu, matai, kaip jie ten. Taip ir svarbiausia, nieko neatsitiko, įsivaizduoji. Tai šnipštas grynas. O mes atradom. Toks biški budinantis tas momentas, žinok. Duoda tokį susimastymą, kad čia gal taip nėra, taip žinai viskas, kaip aš mąstau, žinai. Kitą kartą, jeigu jau nutiks, tai jau kai kuri dalis jau jungsis prie tų, kur atstovi save, man eina. Labai gerai, tai čia irgi. Jungsis prie tų stiprių, į Google būrį, taip žinai, būriuosis, nes jaukiau būrį, bet koks toks 20-30% jau nedarytų taip pat. Labai gerai, puikiai. Pasimokė, ir, sakau, pabūdome ir kelkimės. Ir negalim sakyti, čia aš rytoj padarysiu, pakvėpuosiu Wim Hofą. Čia aš rytoj pasivalysiu, pasismilkysiu. Čia rytoj aš biški maistą prasirūšiuosiu ir nebevalgysiu tų baltų miltų, klijų ir taip toliau. Čia poryt dabar, nes ten dabar čia Velykos yra, reikia biški dar tenai pakramsnot. Kad tokių nesąmonė nebūtų. Šaunuolės mergaičiukės, labai gražiai hipnozė, labai fainai. Biški parodėm, pastatėm į vietą, parodėm, ką vienu žodžiu, ne? Prabudęs žmogus, ką gali daryti, ką prisiminęs, kad mes esam, būtent, kosminės būtybės. Tie, kurie atstovėjo, tai jam dar daugiau tokios gavosi, dar didesnė drąsa, toks pasitikėjimas iškyręs, čia šiaip buvo geras. Liuks. Geras toks buvo, kaip pasakyti, mokinimasis. Šviesą, mergaitės. Šviesą tada reikia atstovėti. Nebus taip paprastai, kad šviesa ateis ir čia viskas labai paprasta. Peace and love ir čia meditacijos. Nėra taip. Čia tik tai Dalai Lama su iškištų liežuvį pedofilas gali pasiūlyti. Sprantat? Patavo. Gaulė. Čia taip nėra. Šviesa, reikia tikrą šviesą. Reikia atstovėti. Su dantim ir nagais, Dantarianas tas, ir tie, žinai, ir 3 muškietininkai. Taip reikia. Dalinat burbuliukus, išeidinėjat iš visų erdvių. Ar girdit mane? Aš tai girdžiu. Mane išjunginėja. Pasakyti savo poziciją, nes jeigu tu tyli, tai tu sutinki. Ta prasme, tu persimi tą visą karmą. O jeigu tu pasakai, tu jau pareiški tą valią,
tu jau viskas, jau tu nusimeti tą dalyką. Jau paskui jau ten aplinkas sutinka, nesutinka, tai jau čia ne tavo problema tiesiog, bet vat, visiems reikia išmokti atstovėti, pasakyti Tai bent čia jau. realiai dėl visko realiai. Taip. Taip, Kiekviena- tiesiog. Kiekvienam momente mergaitės. Kiekvienam Mhm. momente. Ar su draugais, ar relacijoje, ar šeimoje, ar dėl maisto, ar dėl mitybos, ar to atstovit savo, tai, kas jums patinka, tai, kas su jumis vibruoja, Mhm. tai, kas jums neša Bet čia šviesą. tai, kad- Ginat šviesą. Jūsgi Nu, ir šviesos dalykas- nešėjas. Tai kaip ten gražiai, ai ne, gal nereikia, ne, griežtai kitą, kad mes kartai, ne, nenoriu, ne mano ir vis. Taip, nebesimakaluojam. Taip, sakau. Jūs šviesos Mhm. nešėjas. Padalinat burbuliukus. Diskonektinat nuo visko, mergaitės, išeinat nuo visko ir visur iš visur. Prašaudot prieš išeinamą, susibalansuot, kur tu ten ginger, ką tu tenai, kuo užsiminėjai, man tai įdomu labai. Nu, Kažkokius reikalus. Jo, aš tai labai smarkiai darbuojuosi, iš tikrųjų matau kažkokią tai grupę, mes esam grupė. Mhm. Mes vienu žodžiu, kaip pasakyti, lekiam į šviesą. Ten link absoliutoje visiškai va į tą šviesos, tą plazmą ir, kaip čia pasakyti, užsikraunam, reiškia, apsivalom save, užsikraunam tą šviesos energiją, šaunam atgal į žemę, žodžiu, ir į tas visas energijas nešam šviesos energiją, darom tokias toj želė, tokius kaip plyšius energetinius. Ir žodžiu, kaip pasakyti, toks vaizdas, kad taip kaip prisiūnam visą va tą žemę prie šviesos tos energetikos. Šaunuolė. Toks kaip prisiuvimo efektas, taip atrodo, kad mes prisiūtumėm ją. Ir tuo pačiu, kad būtų galimybė, reiškia, įeiti šviesai link mūsų. Mhm. Paskui dar nulėkiau link Lietuvos, galvoju, reikia naudotis progą ir tenais apsidaužyti. Gerai, Paleidau vėl tą lazdą darbuotis. gerai. Paleidau ją kaip mušinėtis, nes matau toks kažkoks kaip politilenas būtų ten užtemptas. Tai Okay. žodžiu kažkaip pati ten nelabai supratau, ta prasme, jo ten tos paskirties tokio politileno, bet suprantu, kad jisai per jį niekas nei iš apačios perėti, nei iš viršaus patekti. Slopinimas. Tai jo, tai žodžiu, tenais dar prasidaužėm, tiesiog padariau tokį kaip žemės drebėjimą. Labai gerai. Tiesiog sujudinti, tiesiog visiškai, Ir taip, kaip pasakyti. Judinti šviesą su Supurtinti iš pamatų, ta prasme, supurtinti nebe nuo galvos, kaip anksčiau darydavau, bet reiškia supurtinti nuo kojų, kad biški gal pagriūt, gal biški tą galvą susitaužti. Ir šiandien Nežinau. 22 balandžio, va, vėl geras numeris, man labai 22 balandžio ir va kokius darbus darom ir pažiūrėsim, kaip Šumanas sureaguoja, kaip žemelė, kaip jinai tenai irgi valosi. Mes turim valyti, sakau, atstovėti dar kartą šviesą. Visi. Gerai, Ateina, mergaičiukės. kad Vilnius ir Kaunas į labai stipriai skaitmenizaciją ateina. Toks išlindo kaip iš alatros, mačiau po to vandenį, tai tokio švitėjimas toks dirbtinis. Ir matau, du ratukai yra ant Kauno ir ant Vilniaus. Taip, Prasideda iš mano. tuoj visuomenė sprogdintos Nu, ratų. čia eina toks kaip 15 minučių miestas, bet čia, čia Mhm. tas vandens, tos būtybių, tas, žinai, tas tipo miestai tokie apvalūs. Aplinkui, aha, su segmentais. Ir pamačiau, kad jau jie čia kūrė tą sistemą, šakojas, jau ten švyti, jau ten padaryti taškai, žinokit, ten viršui Lietuvos nematau, dar anksti. Mhm. O Vilniui tai jau labai įsiplėtę, Kaune irgi matau, kūrėsi. Per savo inteligenciją, žinokit, numarmėsi. Ai, negali, žinokit. Žinokit, nuo tų inteligentų blogą daros. Kaip jiem tenai užmanipuliuota, kaip tas NLP padarytas, jiem tas neurolingvistinis užprogramavimas, aš net stebiuosi, žinokit, kaip taip užprogramuoja. Tas dirbtinis intelektas. Aš tai stebiuosi, kaip ta visuomenė, ta kuriančioji taip patraukia žmonės, man tai bloga nuo jų. Vien video įsijungiu, man jau iš karto eina. Negaliu atmetimą, negaliu net perklausyti iki galo, negaliu tiesiog. Viskas tampo mane net. Matai, kiti neturi dar to skanerio, kad turim mes mergaitės. Gerai, tada viskas atsėk kitam kartui tada. Viskas nusitraukėt, išeinat iš visų erdvių, disconnectinat nuo visko. Išsivalot savo erdvę, savo informacinį lauką.
3 disconnectinat, grįžtate čia ir dabar, iš kur aš su jumis kalbu, pailsėjusios, atsiregeneravusios, lengvos kaip plunksnos. Daug darbų padarėm šiandien. Šviesą atstovėjom. Šviesos greičiu grįžtam į pradinį tašką. 3, 2, 1, disconnectinam. 3, 2, 1. Atmerkėt akitas. Nu, jėga bombinė.